Sveiki, brangus klausytojai. Noriu šį kartą pasidalinti su jumis. Taip pat savo patirtimi, iš patirties, kas skaito šventą raštą, atkreipia dėmesį, kad Jėzus dalinasi daug tokių pasisakymų yra palyginimais. Ir aš šį kartą kalbėsiu palyginimu. Kai pastebėjote, tai bus apie problemą ir bėdą su alkoholiu. Tai aš tokiu palyginimu pabandysiu perteikti, ką reikėtų daryti, galbūt kas padėtų. Tai pasiklausykite. Įsivaizduokite, mes daugumą žmonių turime savo antrasias pusės. Tai arba mes esam susituokę, arba partneris, šiaip gyvenimo palydovas, ar kaip čia pavadinsi, šiais laikais daug viskų terminų. Vienu žodžiu, jūs kartu gyvenate. Aš daugiau iš savo pusės gal kalbėsiu, kad kadangi aš vyras, tai aš kalbėsiu, o jeigu moteris klausysis, jos jau turės persiversti į antrą pusę. Aš minėsiu daugiau moterį, o jūs supraskite, kad tai vyras, jeigu taip išeis. Tai dabar, brangieji, susipažįsti, kaip sakant, pirmą kartą prasideda draugystė, paskui jūs leidžiate laiką, draugystė vyksta, draugaujate ir taip susidraugaujate, kad iš viso kaip ir vyksta ir santuoka. Ir jūs suprantate, kad jūs nebegalite gyventi jau be tos antros pusės. Iš pat pradžių jums, kaip ir daugumą mums žmonėms, mūsų antroji ta pusė sužavi, tiesiog malonu, mes praleidžiam laiką gamtoje, žiūrim kartu televizorių, mes praleidžiam naktį, netgi, kaip sakant, artimuose santykiuose. Ir mums tai viskas labai džiugina ir patinka. Bet kaip aišku, žmonės turi gerų savybių ir blogųjų tokių, ir paskui tos atsiranda, mes pastebėjome, kad yra tų blogų tokių savybių pas žmogų. Tai dabar, bet čia įsivaizduokite, kad aš iš tikrųjų kalbu apie alkoholį. Tik tai, kaip mano atveju dabar, sakykim, reiškia mano draugė tai yra alkoholis. Ir dabar aš su ją taip priprantu gyventi, aš jau daug metų gal su ją gyvenu, bet aš vieną dieną suprantu, kad ji mane valdo, kad ji mane kontroliuoja. Aš norėčiau ją kontroliuoti ir valdyti, nes kiekvienas žmogus nori vadovauti iš tikrųjų gyvenimą, nori valdyti gyvenimą, nori vadovauti ir nori, kad jo ta antra pusė paklustų, žinote. Bet kaip jūs kiek besistengtumėt, jūs žiūrite, kad ji jūsų neklauso ir jūs tikrai nevadovaujate, o vadovauja ji. Jūs žadėjote išeiti į darbą, bet jūs praleidot naktį su ją ir galvojate ryte atsikėlęs, jūs išeisite į darbą. Pasirodo, kad jūs negalite išeiti į darbą, jūs galite nueiti iki tualeto, apsikabinęs klozetą vemti tiesiog. Jums nuo tos praleistos nakties tiek supykino širdį, kad jūs jaučiate, kad jūs esate kažkas su jumis pasidarė, jūs kaip ir apsinuodėjęs ir visa kita. Jūs paskui meluojate, kad jūs susirgote, skambina darbdaviui ir taip toliau, ir taip toliau. Pripažinti labai sunku. Nesinori pripažinti, kad jūs esat priklausomas nuo savo tos draugės. Labai priklausomas, kad ji jūs valdo. Jūs tai neigiate iš pat pradžių. Ir vieną dieną atėjus, jūs jau suprantate, kad ji jūs greitai nuvarys į beprotnamį, išves jūs iš proto, galbūt netgi pasodins į kalėjimą, o gali būti, kad ir atims gyvybę. Jūs jau pradedate suprasti ir jūs pasiruošęs esate su jie skirtis. Jūs vieną dieną nusprendžiate, tai greičiausiai įvyks piktumo tokių, kaip sakant, staigaus pykčio tokio. Jūs piktas, jūs trenkėte durimis ir išeinate. Jūs pasakote, kad daugiau aš su tavimi nebegyvensiu ir iš vis aš tavęs nenoriu matyti ir taip toliau. Jūs apsisprendėte, taip ir padarėte. Užtai trenkėte duris ir išėjote gyventi gyvenimo savo kitokio. Skyrybos įvyko. Jūs vaikščiojate, jūs gyvenate, jūs leidžiate laiką ir jūs vis tiek niekaip negalite jos pamiršti. Ir jūs dažniausiai
tas gražiasis akimirkas praleistas prie televizoriaus gamtoje ir taip toliau. Ir jūs prisimenate, kaip jums buvo linksma, kaip jums buvo smagu ir jums labai pasimiršta, ką į blogų padarė. Kaip jūs buvote apsinuodijęs, kaip jums tiesiog stogą rovė, kaip sako šiais laikais, ir jūs atrodyt, kad jūs išprotėsite, bet jūs galvojate, o gal pabandyti sugrįžti, gal jį jau pasikeitė, gal nebebus taip, gal jį manęs nebevaldys ir nebekontroliuos. Žinote, ir jūs vėl grįžtate, jūs vėl su jie gyvenate. Ir vėl kartojasi tas pats. Ji nepasikeitė, ji tapo dar gal netgi baisesnė ir bjauresnė. Jūs vėl nusprendžiate išsiskirti, jūs vėl supykote, trenkite durimis ir vėl išėjote. Išėjote ir vėl jūs gyvenate, jūs einate gatve ir matote, kad jie eina su kitu, jums netgi pavydas sukilsta, jūs įeinate į parduotuvę, jūs ten ją pamatote, pilnos lentynos iki alkoholio. Eini nusipirkti batono, turi praeiti pro alkoholio skyrių. Jums pradeda seilės tekėti. Jūs vėl prisiminimai jums grįžta. Jūs draugai jūs kviečia. Sako, ateik, sako, tavo draugė štai yra. Mes su ją kartu prisijunk ir tu prie mūsų ir taip toliau ir taip toliau. Žinote, ir jums sunku atsilaikyti. Bet jūs prisimenate, iki ko jūs davedė. Ką į blogo padarė jūsų gyvenime, jūs ant jo supykote, bet jūs taip pat nesugebėte be jos gyventi. Va čia yra didžiausia bėda, brangieji. Skyrybos, tai yra su jūsų ta drauge, o šiame mano pasidalinime tai yra alkoholis, bet kokioje formoje. Ar tai būtų alus, ar tai būtų koks labai brangus vynas, ar nesvarbu kas. Ten, kur yra sudedamoji dalis alkoholio. Nesvarbu, kokioje formoje butelio, koks jos grožis, koks viliojantis, galbūt grūdas viduje ten įdėtas, gal dar kažkas. Nesvarbu tai. Tai vad, brangieji, kad tos skyrybos įvyktų ir kaip jas reikia išgyventi. Jeigu mes skiriamės ir su žmogu, vat iš jūsų galbūt, kurie klausotės, greičiausiai kad tas alkoholis privedė prie tikros jūsų antrosios pusės skyrybų ir jūs šiandien gyvenate vienas galbūt ir neturite šeimos, jau ir vaikai nusigręžė nuo jūsų per tą draugystę, per tą gyvenimą su ta jūsų drauge arba draugu gali būti. Ir dabar, brangieji, ką aš noriu pasakyti, pasidalinti iš savo patirties, kada jūs griežtai apsisprendėte ir pasakėte, tikrai aš daugiau su ja nedraugausiu ir negyvensiu, aš netgi jos nenoriu matyti, bet jūs naktį susapnuojate. Jūs, kaip sakiau, paminiu, pastebėjote ją kažkur gatvėje ir visa kita. Galbūt pasišlikštėjote, galbūt kitas į gražių prisiminimų, bet jūs jau žinote, kad jūs nusprendėte, kad daugiau negrįžti prie jos, kad jūs jau tai darėte daug kartų ir šį sykį jūs esate apsisprendęs griežtai laikytis savo apsisprendimo. Žinot, brangieji, Dievas laimina santuokas, kai žmonės ženijasi. Kada jūsų draugystė su alkoholiu, tai tikrai ne Dievas palaimina. Ten daugiau šėtonas jums pakišo pakišą. Tipo turėsit gerą draugę. Ji jums padės visame gyvenime, visame kame. Ir jums taip ir būdavo dažnai. Būdavogi malonu. Kol paskui atėjo tie dalykai, pažinimas, kad labai nemalonu ir, kaip minėjau, netgi gali būti beprotnamis, kalėjimas arba mirtis. Ir dabar, brangieji, kada jūs įsiskyrėte, arba vat, jūs dabar klausotės ir padarysite tą sprendimą, galvosite, gerai, šitas žmogus sako, tikrai, aš su ja skirsiuosi. Vat paskutinį kartą štai pabūna aš su ja ir viskas, trenkiu durimis ir išeinu. Ir kai jums vyks viskas, ką aš kalbėjau, kas padeda? Padeda tikrai Dievas. Jūs turite prašyti Dievo pagalbos, kad Dievas laimintų tas skyrybas, taip kaip laimina santuoką ir sako, iki mirties, kartu, iki grabo lentos. Čia turi laiminti Dievas, kad jūs išsiskirtumėte iki grabo lentos. Šito palaiminimo reikia. Ir Dievas padeda, bet jis veikia per žmonės. Yra daug savipagalbos grupių, nes pats sunkiausias dalykas yra gyventi, išmokti be jos. Gyventi, išmokti be jos. Vat jūs trenkė durimis, išėjote, o gyvenimas
Jūs daug metų pragyvenot su jie kartu, jūs nemokate be jos gyventi. Ir jums reikia pagalbos. Yra žmonių, kurie jau tas skyrybas išgyveno. Ir yra tokių savipagalbos grupių, jūs galite tiesiog jas atsirasti ir ten pasiklausyti žmonių pasidalinimo. Tai kaip aš dalinuosi. Ir išgirsta labai daug nuostabių dalykų, kaip įvairiose situacijose, kada jį vėl buvo taip jums reikalinga, jūs netgi žadėjote sugrįžti pas jos ir kaip jie išgyveno ir negrįžo, kaip jie atsilaikė tai pagundai, žinote. Juk ir naktį sapnuoji ją. Ir visai būna, šalts prakaitas išpila, brangieji, tikrai, kurie čia dabar klaustės ir turite problemų su šituo reikalu, tai jūs tikrai susitapatinate. Aš taip tikiu, netgi, ne tik manau, bet tikiu. Tai vat ką aš norėjau perduoti šitame palyginime, vat kada klausytės apie moterį, o į moters vietą pastatai alkoholį, arba moteris gali pastatyti vyrą, kada jį galvoja, kada negali be šito vyro gyventi. Nu tai butelis bus vyras, vyrui bus alkoholis moteris. Tai va tos gražios akimirkos ir tos bjaurios, kaip sakant, ir kada nusprendi išsiskiri, tu turi tai padaryti visam laikui, o kad būtų tai įmanoma, kad tikrai pasisektų, tai reikia išmokti gyventi be jos. Kada mes išsiskiriame tikrai gyvenime su savo antra pusė, jeigu taip neduok Dieve, aš nelinkiu niekam, kas turit santykius, tvarkykite juos, taisykite, bet su alkoholiu šito neįmanoma. Santykiai nepasikeis. Tik tai blogės. Visados nesu nei vieno žmogaus sutikęs, kuris jau suprato, kad alkoholis maišo gyvenimu ir trukdo, kad jis jau valdo tą žmogų, nes žmogus kontroliuoja šitą reikalą visą. Reiškiasi, niekam negirdėjau, kad būtų pavykę pakeisti alkoholio poveikio veikimą. Ir kaip sakant, dar šitaip man nebuvo. Gal jeigu kas norintais būsite susidūrę su šito, kad jūs pakeitėte, kad jūs pradėjote kontroliuoti, kad jums pavyko, tai parašykite komentaruose, brangieji, man bus tikrai malonu perskaityti ir tikrai dėkoju. Tai. Ir jau žiūriu laikas, šiek tiek nenoriu labai daug įsiplėsti. Jeigu norėsite, kad plačiau pasidalinčiau, ką nors dar apie šitai, jeigu tai sudomintų ir būtų reikalinga, naudinga, turiu tos patirties, šitame savo pasidalinime norėjau kuo trumpiau pasidalinti, kaip žmogui, kuris yra tokioje bėdoje, ką reikia daryti. Pirmas žingsnis tai apsispręsti išsiskirti. Tas sprendimas padaromas ir pradedamas naujas gyvenimas, bet sunkiausia yra pradėti gyventi. Jūsų gyvenimas toliau tęsis ir jūs nežinosite, kaip be jos gyventi. Ji jums prisimins visur dažnai ir jūs turėsite po truputį ją pamiršti. Visiškai pamiršti neišeis. Jūs visados prisiminsite, kad gyvenime turėjote tokią draugę. Tikrai. Bet kad jūs išmoktumėte gyventi, jūs turite pasiklausyti kitų žmonių, išgirsti, kaip jie įveikė šitą krizę, sakykime, kaip jie išmoko gyventi, ką jie naudojo. Aišku, jūs savo turėsite prisitaikyti, kad taip kaip žmogus atranda paskui kitą pusę ir pasirodo, kad su ta pusė visai galima gyventi, taip ir jūs atrasite kitų naujų pomėgių, atrasite kažką kitą, kas jums teiks džiaugsmą, su kuo jūs tikrai tą ir televizorių praleisite, ir gamtoje, ir jums bus visur smagu, ir tas pačias vestuves atšoksite, ir naujus metus, visas gyvenims, viskas tik tai blaiviai, jūsų tikrai niekas nebevarys iš proto, gyvenimas pasikeis, bet visame tame vis tiek brangiai reikalingas Dievas. Tad linkiu ir kad jūs išklausę, ką nors galėtumėt pasiimti iš mano pasidalinimo gerą, panaudoti ir te laimina Dievas, gyvenkite, brangieji, blaiviai. Iki kito pasimatymo. Sudie.